Kauno Žalgiris trečiosiose Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynėse 81-78 pranoko Stambulo Fenerbahče ir iškovojo ketvirtąjį susitikimą ketvirtfinalyje. Žalgiriečiai sugebėjo atsitiesti net ir po to, kai varžovai pirmoje rungtynių pusėje įgijo 19 taškų persvarą. Pergalę Žalgiriui pasiekti padėjo karjeros rungtynes sužaidęs Ąžuolas Tubelis. Ir 26 taškus pelnęs puolėjas ir komandos treneris pabrėžė, kad pergalę iškovoti leido demonstruotas komandinis žaidimas. Man tai istorija visiškai nesvarbi, mano pirmi metai čia, tai aš eisiu ir darysiu visą, kad laimėtų rungtynes ir grįžti čia. Tokiu pažadu antrąjį pralaimėjimą Stambule palydėjęs Ąžuolas Tubelis savo žodį ištesėjo. Aukštaūgis pakartojo Eurolygos taškų rekordą, iš viso jų surinko 26, o didžiąją dalį 13 pelnė ketvirtajame kėlinyje, kuriame Žalgiris galiausiai ir perlaužė rungtynes. Būtent Tubelio taškai iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus kiek daugiau nei 2 minutėms pirmą sykį išvedė Žalgirį į priekį šiose rungtynėse. Tiesa, ne tik šiose rungtynėse. Iki šios akimirkos Žalgiris šioje ketvirtfinalio serijoje paskutinį sykį pirmaujančiųjų vaidmenyje buvo pirmųjų rungtynių pirmojo kėlinio pabaigoje. Po daugiau nei 100 minučių Fenerbahče pagaliau aplenkęs Žalgiris įgytos persvaros nebeišvaistė. 31 naudingumo balą surinkęs rungtynių herojus aiškina, jo rezultatyvumas tik puikus komandinio darbo rezultatas. Šviesit visi, kad aš įmečiau taškus, bet manau, nežinau, kas supranta gerai krepšinį, tai jie smallballą paleido, mane dengia Biberovičius, žaidžia pick and roll aukštai, jie permeta kamuolį man per viršų, nes aš sylinu, tai nėra jokių pagalbų, aš užsibaigiu ir čia tik tai mano komandai visi lauro lapai mano įžaidėjimą. Tubelis sako, kad Silveno Francisko perimtas kamuolys bei dėjimas antrajame kėlinyje, turint dviženklį deficitą, padėjo Žalgiriui kabintis į rungtynes. Labai smagu, tikrai iš karto treneris paėmė taimautą, tai jau žinojom, kad galim kabintis, galim žaisti, kaip ir, nežinau, visoje serijoje mes antroje pusėje galim žaisti, tai tą jau parodėm. Epizodo reikšmingumą pajautė ir pats Francisko. Jeigu nuoširdžiai stengiausi tiesiog įmesti iš po krepšio, bet situacija susiklostė taip, kad galėjau tik krauti iš viršaus. Kai bandai dėti, dažniausiai bent jau išprovokuosi pražangą. Šis epizodas suteikė mums paspirtį. Suprantu, kad tai buvo beprotiška, bet džiaugiuosi, kad pavyko tai padaryti. Varžovų treneris Šarūnas Jasikevičius teigia, kad persvaros iššvaistymą lėmė gynybos toka, o ne Francisko dėjimas. Emociniai dalykai rungtynės yra 40 minučių, per 40 minučių jie buvo, kaip sakant, pastovesni. Tu kažkurioje situacijoje gali jam duoti truputį daugiau laiko, bet kad šiandien mes tikrai atrodėm kaip kaimo komanda, kuri atvažiuoja Žalgiris į kokią Jonavą ir leidžia mėtyti tritaškius, ne? Žalgirio treneris Tomas Masiulis pabrėžia, kad nepaisant to, jog Turkijoje tritaškai krito itin sunkiai, juos mesti būtina. Čia aišku psichologija, čia yra šiek tiek gal sunkiau, bet tikrai visą salę, visą areną, visi mes tikim, kad galim pataikyti ir turim mes, nes varžovai gal to šiek tiek bando ir naudotis ir tikrai ten baudos aikštelėje 5 žmonės kartais stovi, mes turim tą judint kamuolį, surasti laisvą žmogų ir net kalbų nėra, kad mes turim mes ir mes mesim tos metimus. Žalgirio treneris sako, kad sunkiausių metų nepalūžti padėjo viso sezono metu demonstruota vienybė. Mes išlikom kartu, nepradėjom, tikrai matėsi iš visų žaidėjų, kad mes norim, kad komanda laimėtų, o nenorim kažkas vienas pasirodyti. Tai čia mūsų stiprybė visą laiką ta buvo ir grįžom į tą ir smagu, kad dar taip žaidami, kad iškovojom pergalę. Tai čia yra dvigubai smagiau. Po šios pergalės Žalgiris ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių atsilieka 1-2. Ketvirtosios serijos rungtynės penktadienį vyks Kaune. Žalgiriui iškovojus antrąją pergalę, lemiamas susitikimas dėl vietos finalo ketvirtį bus žaidžiamas Turkijoje. Eurolygos istorijoje vos 7 komandos pralaimėjusios pirmas 2 rungtynes sugebėjo išplėšti 5-ąjį susitikimą. Tik vienai Madrido Realui pavyko tokioje serijoje iškovoti pergalę. Tačiau, kaip sakė Ąžuolas Tubelis, istorija šiuo atveju nėra svarbi.